Tai dabar pasimokinsim, kaip parašyti tekstą ant linijos, kokios tai kreivos linijos. Grafikos dizaine mes visada susiduriam su kokia tai nuotrauka ir informacija. Tai būtų teksto blokas ar antraštė. Tai nebūtinai mums nuotrauką padėti viršuje, o tekstą apačioje. Mes visada galim pažiūrėti ir kūrybiškiau ir įkomponuoti tą tekstą kaip nors kūrybiškai. Ar ne? Tai va čia pavyzdys, matot, plakatas ir yra pateikta informacija. Taip pat kitoks teksto panaudojimas gali būti ir socialiniuose tinkluose, kai turim kokį tai produktą, tai galėtų galbūt rankų kremas ir mes turim informaciją apie tą rankų kremą. Tai nebūtina rašyti teksto bloko apačioje, mes galim va tą tekstą, tarkim, įpinti į nuotrauką ir matom, kad tekstas turi sąsają su nuotrauka ir šiaip labai gražiai persiteikia vaizdas. Dabar atsidarykit iliustratorių ir pasimkit curvature toolą ir nusipieškit nedidelę kreivę. Padėkit keletą taškų. Kad užbaigti įrankį, spauskite Escape. Pasirinkit Type įrankį ir Type on Path tool. Pas mane straukas linija yra be spalvos. Pas jūs gali būti ir su spalva, nėra skirtumo. Svarbu, kad būtų linija, jinai gali būti ir be spalvos. Ir dabar užvedę Type on Path tool matysit punktyrinę taškuotą liniją. Paspauskit ant strauko ir užsidės tekstas. Tai mano atveju tekstas yra labai mažas. Aš jį pasididinsiu. Dabar savo character panelę, character paragraph, kur yra, jūs galite paimti už šitų rėvelių ir išsikelti, nes kai panelė būna įkelta čia, ji visada susitraukinėja. Kai tik paimam kokį įrankį, jinai užsidaro. Todėl labai patogu yra tą panelę išsikelti ir išsiskleisti. Pasidėti čia šalia. Dabar pasididinkit teksto dydį. Tai galit pasirinkti, jeigu trūksta dydžio, galit tada su rodiklėlėm. Ir pasižiūrėkim, kas dedasi ant šitos linijos. Tai matot, kairiai pusėj, kairiai ir dešiniai, taip pat ir per vidurį turim mėlynus pagaliukus. Tai šitos pagaliukus mes galim stumdytis. Tačiau ant jo užvedus turi atsirasti, ieškokit, kad atsirastų rodiklė. Ne kvadratas, bet rodiklė, kuri rodo kryptį. Tada mes dabar galim jau pajudinti liniją arba, tarkim, privesti ją prie krašto. Taip pat yra linija ir pabaigoje. Tik ji dabar sumažėjo. Jeigu nematot, galit prisiartinti ir galit taip uždaryti. Tai šitoje situacijoje mums uždaryti nereikia, mes kaip tik norim praplėsti. Dabar matot, dingsta žodis, nes paprastai pusę žodžio nerodo. Jeigu mes mažinam paskutinį tą pagaliuką, tai nusiema visas žodis. Jeigu mes norim vis dėlto, kad matytųsi žodis, mes turėtumėm mažinti raides. Ar ne? Ir tada tas žodis turėtų išlysti. Dabar grąžinsiu tą liniją į pabaigą. Ir pasižiūrėkim, per vidurį mes turim pagaliuką, jisai leidžia apkeisti vietom, permeta į kitą pusę. Bet vėlgi reikia ieškoti, kad būtų užvedus rodiklę su rodiklę į viršų arba į apačią. Gerai, dabar nusipieškim
apskritimą. Ir pasimkim type on path. Tai šiuo atveju mano apskritimas yra su užpildu, tai gali būti ir užpildas, visiškai nesvarbu. Jis pradings. Ar tai būtų straukas ar užpildas, mums jo reikia kaip atskaitos taško, kad nupiešti tekstą aplinkui. Tai dabar užėję ant apskritimo krašto, spauskit ir turėsit tekstą. Pasižiūrėkim, kas dedasi susikirtime. Dabar mūsų tekstas pasižymėjo juodai, kad atžymėti spauskite Escape. Kadangi tai pilnas apskritimas, mes pradinį ir paskutinį tašką turim vieną šalia kito ir ant jų užvedus matom vėlgi rodiklytes, kurias galim stumdyti. Taip pat matom ir kvadračiukus. Tai dabar nekreipkite dėmesį juos, tik tais pasimkit pagaliuką ir galit uždaryti iki pusės. Taip turėsit tekstą iki pusės, tačiau kadangi mano tekstas yra šiek tiek didelis, tai pasislepia žodis. Reikėtų dabar sumažinti, kad išlįstų žodis. Taip turim tekstą ant pusapskritimo. Jeigu norėtumėm, kad tas pats tekstas būtų po apačia ir skaitytųsi iš kairės pusės, jau apskritimą reikėtų dalinti į dvi dalis. Tai ištrinkim ir nusipieškim naują. Tik šį kartą padarykim strauką juodą. Ir pasimkit žirklutes ir prakirpkit horizontalius taškus apskritime. 1, 2. Jums turėtų pasižymėti apatinė dalis. Aktyvuojasi, bet mes jos nenorim ištrinti. Dabar spaudžiu Selection toolą, matom, ar ne, turim prasiskyrusi apskritimą, grįžtu atgal, Ctrl Z ir galiu pasimti Type on Path ir vėl uždėti ant vienos dalies, ant kitos. Ir pasiėmus Selection toolą galiu susireguliuoti jau. Noriu, kad tekstas čia žemiau prasidėtų. Jeigu pasislinko, grįžkit atgal. Svarbu, kad apskritimas nebūtų paėjęs kažkur į šoną, ar ne? Nes jau turėsim, jau linijos neteisingai susijungs. Na ir matau, kad man trūksta žodžio, tai vėlgi mažinu šrifto dydį. Galimai to šrifto nebėra, tai jeigu mes turim smulkų šriftą ir mes vis dar norim užpildyti likusią dalį, eikite į Type ir pasirinkit Fill with Placeholder Text. Ir pasižiūrėkim, ką mes turim apatinėje dalyje. Vėlgi galbūt prisitrauksiu prie krašto. Ir čia vėlgi trūksta teksto. Einu į Type, Fill with Placeholder Text. Ir matom du skirtingi teksto dydžiai. Tai be abejo noriu, kad apatinis būtų tokio pat dydžio. Tai galiu kopijuoti su pipete, pasižymėjus. Galbūt noriu, kad šitas būtų didesnis, viršutinis, pasiėmu pipetę, kopijuoju ir taip turiu du tekstus, bet matom apatinis skaitosi iš dešinės į kairę ir norėčiau, kad jis eitų iš kairės į dešinę, mes galim apkeisti vietomis, flipinti.
Tai pažymėkime apatinį lanką su tekstu, užeikim ant vidurinės linijos ir atsiradus rodyklytei flipinkim į kitą pusę. Tekstas ne tik flipinasi, bet jo skaitomumas irgi pasikeičia iš kitos pusės. Dabar kas čia įvyko? Matot, tai mes turim apatinį tekstą, jis sėdi ant linijos, viršutinis taip pat ant linijos, bet būtų gerai, kad jie abu turėtų centro liniją, tada labai gražiai išsipildytų apskritimas. Tai eikit į Type Tool, Type on Path, įrankių juostoj ir paspauskit 2 kartus. Taip atsidarys lentelė. Ir čia mes turim tą pačią flip funkciją. Ir prie Align to Path pasirinkit Center. Ir Preview. Būtinai reikia paspausti Preview, kad mes matytumėm pokytį. Ir OK. Ir dabar norim viršutinį lanką taip pat pakeisti, kad jisai būtų per centrą. Pasirinkit Selection Tool, pažymėkit viršutinį lanką. Eikit 2 kartus spauskit ant Type on Path ir Align to Path pasirinkit Center. Ir Preview. Tai Ascender būtų tekstas nusileidžia į apačią, Descender pakyla į viršų, virš linijos, Center būtų rekomenduojamas lygiavimas, kai norim kad taisyklingai išsipildytų apskritimas, ir baseline būtų, kada tekstas sėdi ant linijos. Tai grįžtam prie Center, nepamirškit Preview ir OK. Na ir dabar pabaigai padidinsiu tekstą, galbūt, kad vizualiai 60 iš 95, čia irgi padarysiu 95 ir gal šiek tiek sustumsiu, kadangi tekstas nieko nereiškia, tai yra Lorem Ipsum tekstas, tai ir nustatysiu tiek, kad būtų vizualiai tvarkingai. O vėliau jau įsidėsit tą tekstą, kurį reikia įkelti ir dar kartelį pasikoreguosim. Tai dabar kitam video pažiūrėsim, kaip mes galim pritaikyti tokį modelį, kuriant apvalius logotipus.